tai mūsų atsivertimo, mūsų sugrįžimo į vienybę su Dievu laikotarpis. Ir per tą visą laiką Dievas mums rodo save, rodo mums tą tikslą, rodo save, kad mes žinotume, pas ką einame. Praeitą savaitę labai gražiai per atsimainimo istoriją Jėzus mums parodė savo veidą, dieviškai veidą, kuris sužibo kaip saulė. Šiandien Dievo žodyje girdime, kad Dievas mums pasakoja apie save, mums praneša, sako, koks yra jo vardas. Jis yra tas esantysis, yra tas, kuris paprasčiausiai yra, kuris buvo, yra ir bus, kuris nesikeičia, kuris nesiekia tobulybės, nes jau yra tobulas. Dievas yra šalia mūsų, visada buvo ir visada bus, visada toks pats ir tas pats. Taigi Dievas yra esantysis ir kviečia mus ateiti pas save. Žydai, kurie išėjo iš Egipto nelaisvės, kurie matė visus stebuklus jau Egipte, keliavo per 40 metų per dykumą, kurie gavo įsakymus, kurie padarė sandorą su Dievu, vis tiek nepasiekė pažadėtos žemės. Jie visi mirė, nors buvo taip arti Dievo. Ir mes taip pat per gavėnią naudojamės visokiausiais būdais. Norime prisiartėti prie Dievo, gal einame išpažinties, gal daugiau meldžiamės, gal kažkas pasninkauja, gal kažko atsisako, bet tai negarantuoja mums, kad būsime arti Dievo. Jeigu susikaupsime ant tų dalykų, kad mes sieksime, kad tie dalykai būtų padaryti, kad tos 40 dienų mūsų gavėnios būtų kitokios, bet paskui sugrįšime prie senojo gyvenimo, ankstesnio gyvenimo. Tos 40 dienų su trupučiuku, tai neturi būti kažkokios kitos dienos. Tai turi būti tas paskatinimas, kad visas mūsų gyvenimas pasikeistų, kad mes iš vidaus, iš savo širdies pasikeistume. Apaštalas Paulius labai gražiai savo laiške, kaip girdime šiandien antrame skaitinyje, sako, kad žydai gėrė net iš tos dvasinės uolos, kurie keliavo su jais per dykumą. Tai yra iš Kristaus, bet jie nepasiekė šios žemės. Ir mes taip pat galime naudotis ir sakramentais. Mes galime labai pamaldžiai pragyventi tą visą gavėnią. Tačiau mes, jeigu nepasikeisime iš vidaus, tai ir mes nebūsime kartu su Dievu. Mes nesugrįšime į tą vienybę su juo. Todėl ir verta pagalvoti, reikia tinkamai naudotis malonėmis, kad mes ne tik būtume, kaip iš Evangelijos palyginimo, tas žaliuojantis medis, kuris duoda daug lapų, bet jokių vaisių. Dievas taip, tiesa, yra kantrus, dar laukia, ne vieną progą mums davė atsiversti. Tačiau ar neartinasi dideliais žingsniais tas laikas, kaip reikės Dievui duoti savo gyvenimo vaisių? Ar kartais mūsų rankos nebūtų tuščios? Ar kartais mūsų širdys nebus apkrautos kažkokiomis nuodėmėmis, kažkokiomis ydomis? Iš tikrųjų mes turime atnešti palaimintų, gerų, sveikų, derlingų vaisių. Dievas to iš mūsų laukia. Kol kas turime laiką. Kaip šventas Pranciškus mus skatina, kol turime laiko, darykime gerą. Taigi, stenkimės, kad tą gavėnią, kurią gavome, gal tai yra jau ta paskutinė gavėnė, kad mes atsiverstume. Taip tikrai, iki galo, iki širdies gilumos, kad taptume kitokie. Sveikinu visus, kurie per gavėnią siekia šventumo pranciškoniškų šūkių taika ir gėris.